Nu kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Mums Kimba, tai atvarėm prie didelio ežero, gaudysim per naktį. Dabar stovą pasidėjau, senai nebuvo video YouTube'ai, bet sugrįžtam. Nu ir šiandien turėtų būti vaizdų, gaudysim pabaisas, baisias žuvis, nu ir žiūrėsim kaip seksis. Nu kągi, užsidėjau nedidelį vafteriuką, dėsim biškį pašarą, užsimėsim vieną feederį ir eisim rištis šaminių meškerių. Nu ką, dabar pradžiai savo paties surištą sistemą bandysim užsimest. Turiu tokį nuo plūdės pasidaręs putplastį, kuris prikels masalą. Čia 2 kabliukai. Tokie dar nedidukai, kaip sakant. Ir jo, putplastis prikels masalą nuo dugno apie pusę metro pavadžių ilgį, nes apačioje vien tik žolės, masalas bus pakilęs. Nu ir dabar dėsim ant masalo sliekų biškį ir bandysim gal kokį ungurį, gal šamuką pagausim ant šitos sistemos. Nu va, tokie nedideli masaliukai dar, nes gali ir ungurys užkipti. Praeitą kartą čia buvom pagavę virš kilogramo tokį. Nu tai porą kabliukų su sliekais. Dabar nežinau, ar putplastis atlaikys, eisiu patikrint. Ar neskęsta. Nu tiek svorio. Nu ką, antrą meškerę mesimės. Uždėjau ant apatinio kablio 2 didžiulės kepenis, ant viršutinio biškis sliekų pagražinimui. Užpyliau kažkokio aromikso smirdančio. Nu ir ką? Šveisim dabar tolyn ir tikėsimės kibimo. Nu ką, primeskit, ant Method feederio boilį užsidėjau, ne boilį vafterį ir ant vafterio šokoladinio geltono lydekiuks į lūpas kraštelį gavo. Pradėjo važiuoti kertu, turiu žiūriu kažką, ištraukiau vat lydeką. 40 cm toks vat peiliuks nedidelis. Einam, reiktų neįkrist čia ir einam paleisti. Neblogai, neblogai. Vakare pirmą žuvį pagavom. Nu ką, bėk lydekiuk. Galės varyti ešeriukų gaudyti. Nu va, vėl padariau Method šeriklėlę, pridėjau pašarą, uždėjau vafteriuką. Nu ir vėl mesim, bandysim pagauti. Ant adatėlės tokios užmaunu. Va tokie, ringeriai tiksliau. Lydekos kimba, nu ką, dabar gal starkį kokį pagausim. Nu ką, šaikelė. Ne, čia pilnai yra, įtamta viskas gerai. Ne, taip atleis, kad jis valgys, kad galėtų kilt. Žodžiu, ant šaminės sistemos turiu kibimą. Aš savo įtam. Ta plūdė yra pakėlus masalą nuo dugno apie pusę metrą ir ką tik pakilo pilnai iki meškerės, atleido ir dar truputėlį pajudino. Dabar kažkas rado masalą. Ką tik feederį persimečiau, pradėjo kipti ant šaminės sistemos tos. Ant monstrinių kablių. Nu žiūrėsim, ar susigundys, ar paims, ar ne. Ką tik vėl ant feederio turėjau žuvį, nespėjau įjungti kameras, bet nuėjo. Ką tik buvo atleidžia. Atleidiniai. Ant šaminės sistemos ir monstrinę kablę. Dabar kai važiuos, tai važiuos. Avės kintam. Draskada. Aha. Tur burnoj paėmęs. Biški širdis daužos, nes jeigu užkips, tai žinokit, tokios žuvies tai dar nebūsiu matęs realybėj. Jeigu nieko. Nu 100% šams. Nu netikiu, kad ungurys. Kel. Vėl atleido. Leidž. Kel. Pakėlė laiką. Leidž. Ant šaminių kablių įsivaizduojat? Kokia dydžia žuvis. Uždėta didelę raudę, pusę didelios raudės per visą kablį. Žodžiu, pilnai sutemo. Ištraukiau tą meškerę, ant kurios kibimo turėjau, tai pusę žuvies nebebuvo. Nudraskyta buvo. Dabar užsidėjau dar naują gabaliuką negyvos žuvies, vėl užsimečiau. Ir dabar laukiam, visas 3 meškerės sumestas, galbūt ant feederio kažkas dar jiems, galbūt ant šaminių meškerių. Kol kas visai ramu, laukiam kibimo. Nu ką, vėl turim kibimą. Vėl ant šaminės sistemos.
Vėl ant didžiulio gabalo. Kažkas drasko, kažkas atleidinėja. Atleidžia. Kyla ant šaminės sistemos. Kažkas drasko. Bet gali būti, kad ungurys, žinai. Jo, jis tampa. Nes, nu, šams būtų jau išvažiavęs. Aišku, kabliai baisiai didelį ten tam ungurį įryt sunkiai. O, kai pradės, jie jau važiuos iš karkiris. Jo. Tu tik nepamirš to savo. Jo. Bet čia keli. Jo. Tegul keli. Pradės. Sen jau gerai judint, pirmyn atgal. Atleidiniai. Nu blemba, davai paim, būk žmogus. Būk žavis. Nu ką, vėl grįšim, kai vėl paims, nes blemba, išsikraudiniai kamerą. Važiuoj. Kel. Savo to nepamiršk. Aha. Sustoja. Laiką. Išspjovė. Eina savo, nu, dakėlę pilnai ir išspjovė vis tiek. Nu, tai vėl jums lauksim. Gerai, kel. Leist kelins. Kel. Ne. O tu savo tą atidaręs? Jo. Labai atlaisvinęs. Pilnai atlaisvinęs. Nei biškį nevynioj. Tas kibums jau trunka iki 10 minučių, tavo aš vis išjungiu tavo tą kamerą ir vėl kim toliau nesustoji. Bandysim trauk, man atrodo. Bet kai mes mėtam ant didelę gabalą žuvies, negali būti mailius, ten iškibę, žinai. Jo. Žiūrėk, kel, davai, kelk, važiuok. Jam gal padėti? Ne, tegul. Paleita. Tipo. Ne, aš einu pamišti. Eik pamišk, aš susitvarkysiu. Aha. Bet vėl dakėlė iki viršus, vėl atleido. Gali eit myšpok. Jeigu pakirsiu, pasakysiu. Domšį kantrybę net laikį išėjo pamiš žmogus. Nu, pažiūrėkit, žmonės. Da, praėjo kokias 5 minutės, tipo vis dar nesibaigtas pats kibims. Tipo, be sustojimo, tai atleidž, tai pakel. Ir tipo, kadangi gaudoma didžiulio gabalo žuvies, nesinori kirst. Kol pilnai nepraris. Nu, va, vėl kelia. Dakėlį iki viršaus. Tada pažiūrėkit, ją pačią varys, vėl paleis. Laika. Suka. Atleido. Nu, tokia žuvis, kim. Gal ten nedidelis ungurys, koks tampa ir tampa. Nu, lauksim, kol praris. Nu, aišku, jeigu ungurys, nu, aš netikiu, kad ungurys ant tokio didelio kablio užkiptų. Tai gal tiesiog tampa. Dėl to. Suk. Važiuoja. Suk. Atleido. Jau norėjau kirst. Jau prasuko biškį. Prasuko 4 kartų. Ja. Bet dar laiką. O, toliau suks. Suk. Turiu. Ne, ungurys. Nebaisi, gerai, jau parein. Turiu kažką. Nu gerai, daužo, bet kažką turiu, vyrai. Vyrai ir moterys. Dominikas, paimk žuvį. Ungurys bus. Jo, ungurys. Ne, Begelė. Kel. Ne, kelisiu. Šamuks. Jas! Šamas! Gerai, mes debilai biški, bet mes vėl neoverreaktinom eilinį kartą. Mano pirms gyvenime šam žmonės, sorry už emociją, bet einam tik toką filmuoti. Nu ką, einam paleist šamuką, pasviram 500 gramų. Nedidelis 0,5 kilogramo, bet kaip pirmas šamas, tai emocijas daug sutikė. Nu gal neįvažiuosim. Paleisim gražiai į vandenį šamuką. Opa. Nuplaukė. Ilgai kibo, kokį 10 minučių kibo jis man kol paėmė, bet paėmė ir pirmas mano gyvenime šamas yra sugautas. Ir kas žiūrit per YouTube'ą, tai žiūrit, kas žiūrit per TikTok'ą, bus YouTube'ai video. Nu ką, atėjo ryts, buvo dar porą papipsėjimų, tačiau normalaus kibimo nebebuvo.
Tai per šią naktį vienas tas šamas tik užkibo ir dar vakar vakarė ta lydeka viena man. Daugiau nelabai. Nu bet dar tikrai grįšim čia kažkada pabandyti. Bet šiam kartui tiek, tai su jumis buvo kanalas Mums Kimba. Spauskit like ir iki kito karto.